what up, people? It's your boy Black Milk, straight out of Detroit City. I'm shouting out God Best Liga. Y'all know what it is, from Detroit all the way out here, man. Alright, peace. Here can be devastating to your ear. Here we go. God Best Liga right now. Hip-hop music, Lithuania represent. Okay. Na ką, sveiki gyvi, dar kartą visi tie, kas prisijungėte prie mūsų, o kiti, kas jau prisijungė, su jumis jau ir pasisveikinam, o dabar visiems jums pristatome grupę, kuri iš tiesų kurį laiką pas mus sukasi topė ir tikrai nemažai ir pagaliau turime tą progą susipažinti su jais ir manau tiem, kas ypač mėgsta rusakalbių repą, tai tas ypač aktualu. Tai pristatome grupę Deficit Pozityvas. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Su mumis Sanė ir Viktoras. Viktoras tai yra, kaip sakant, MC, Sanė beatmakeris ir apie tai pašnekėsime. Turėčiau pradėti nuo to, galbūt, kad kodėl taip yra, kad grupė yra pakankamai aktyvi ir tos gabalus galima klausyti tiek internete, tiek, tarkim, pas mus radijoje. Grupės galbūt nėra taip socialiai, kaip sakant, matomas galbūt koncertuose, renginiuose ir panašiai. Kodėl taip yra? Jūs turite omeny gyvus pasirodymus? Taip, ko gero, jeigu muzika pasiekiama, tai patys atlikėjai nematomi, tarkim taip. Galiu pasakyti? Su jais labai sunku yra, nes mes gyvenam jau kelis metus, gal apie 7 skirtingose šalyse. Taip išeina, kad aš tai ten, tai Airijoje, tai dabar Kipre, o per tą laiką dar apkeliavau pakankamai visokių įdomių vietelių. O Sanė pastoviai Vilniuje, ji kažkaip tai, čia labiau Lietuvoje kažkas tai laiko. Ir mūsų tas kūrybinis procesas dažniausiai vykdavo tai, kad mes kūrėme, aš pavyzdžiui, sukurdavau tekstą kaip variantas. Aš sukūriau tekstą, aš Sanei siunčiu tą tekstą kaip Wordo dokumentą. Jis perskaito ir supranta maždaug, ką aš tą tekstą bandžiau kom jį užtaisyti. Ir jis sudaro bitą, atsiunčia man bitą. Aš per tą bitą pradedu skaityti tą tekstą. Ir aš sakau jam, arba lėčiau, arba greičiau, arba sunkiau, arba... Ir mes taip atsiunčiam, yra tokia programėlė Total Recorder. Aš su ją, pavyzdžiui, ant viršaus kažką tai surepuoju, metu jam. Jis sako, gerai. Ir taip eina. Ir tos dainos... Iš tikrųjų, čia toks klausimas, kad reikia grįžti prie pačios pradžios. Tai tai iš tikrųjų, nes toks... Iš tiesų yra žiauriai įdomus toks šitą kūrybos procesas, ar ne? Ir aš taip nesu girdėjęs galbūt, kad taip darytų. Kaip apskritai atsitiko, kad jūsų kolektyvas toks susibūręs, kad nuo ko iš tikrųjų prasidėjo? Kodėl dažniausiai pasako, tu jeigu ten gali nedainuoti, tai nedainuok, bet jeigu tu dainuoji, tai kodėl tu dainuoji? Kodėl yra grupė Deficit Pozityva? Buvo maždaug taip. Aš iš pat tokios vaikystės ten, aš būdamas 12-13 metų, jau kažkaip tai mane domina tokie variatos, kurie ten vaikščiojo su ten ilgais plaukais, raketais ir panašiai. Aš kaip taip prie neformalų ir susidomėjau tą kūrybą ir bandžiau savo jėgas, dar būdamas visiškai ten 14 metų, su skirtingais punk, roko gyvais grupėmis, su gyvosiamis grupėmis. Tai važiavom visokius festivalius ir taip tas buvo, dainavimą nepavadinsi, bet toksai rėkimas visokių ten dainų. O po to kažkaip tai ten keitėsi ir muzikiniai stiliai ir panašiai. Ir aš buvau tą laikotarpį buvau griežtai prieš repą. Man nepatikdavo repas kaip kultūra, tikrai, nes kažkaip tai aš rusas, o rusai pas mus buvo taip, rusai kacapai, jiems futbolas, o lietuviai labasai, jiem krepšinis. Ir kažkaip tai krepšinis yra prie hip-hopo ir tipo ten juodaodžiai, bla bla bla. O aš kaip tipo toks futbolininkas. Ne futbolininkas. Bet kadangi... Karoči, pankų judėjimas buvo kažkokį tai laiką, ten Eldorų laikai ir tie seni laikai. O, tai dar tos laikus prisimė. Ok, viskas, turėkite omeny, klausyti, kad tai yra pakankamai senai, tai yra 95-6 metai, Vilniaus centro sporto rūmai. Tokios buvo pradžios, o po to kažkaip tai per industrial muziką bandėm su tokiu veikėjų Kola
jis kažką tai kūrė, kažkokius tai su Ryzanu, su tokia, ne Ryzanu, tas senas, su Rebirthu, jis bandė daryti kažkokius tai industrial, tokius, aš ten bandžiau kažką tai, va, tada mes turėjom koncertų su juo, po to sukūriau, susikūrėm su draugais gyvo garso grupė rock'n'rollo, bet mes vadinom tai, ten ne rock'n'rollas, bet toksai hashcore'as. Gavosi, kad mes turim grupę, kur yra būgnininkas, gitaristas, basistas ir 2 gyvi MC, iš kurių vienas, ne MC iki šiol save nevadinu, bet žmonės, kurie daro tą, ką arčiausiai yra MC, nes ten nedainavimas, o kažkoks tai toksai rečitatyvas, truputėlį netgi į ragą užnišant kartais. Ir mes turėjom tada koncertus ir buvom kaip ir gal ir populiari siaurose ratose, plačiai populiarus. O po to su... Kaip buvo grupės pavadinimas? Deficit общения. Deficit общения. Bendravimo deficitas. Ten buvo tokia mano filosofija, kad viskas, ką verčia žmogų judėti, tai bendravimo deficitas, nes žmogus negali būti vienas ir gal tai buvo manyje tada vidu ir aš bandžiau tai išreikšti, ir tie tekstai, kai kurie iš jų tų 10 metų senumo, jie iki šiol dagyvena. Keli iš mūsų tekstų, šito albumo mūsų vienintelio kol kas, bet ir to pirmo, jie yra, aišku, pasikeiti. Va tas kūrimo procesas, kurį aš bandžiau papasakoti apie tai, jis labai keisdavo. Kartais tai trunka jau kelis metus, pavyzdžiui, ten kelių gabalų tų tas siuntinėjimas. Ir aš supratau, kad tekstas arba vaikiškas, arba kažkoks tai ten per gilus, ir aš bandžiau susiprastinti tekstus iki to, kad kiekvienas žmogus galėtų jį suprasti. Ir taip kažkaip tai viskas eidavo, kol nesusikūrė, tai jau 2005-2006 metais, kada aš jau buvau Airijai, tada jau mano galvoje jau kažkaip tai atsirado tokia albumo vizija ir projektų vizija. Ir apskritai labai norėjau daryti drum and bassą, tokį drum and hopą, kad Oiveras, kad Sanė darytų drum and bassą bitų. To ir pradėjau. Pirmas mūsų realus, mūsų kaip deficit pozityva koncertas, bet nebuvo tada pozityva, nebuvo pavadinimo. Buvo illegal hip-hop patį, ten toksai opis pagarba jam organizavo ir su vaikinais. Čia mane kažkaip tai pakvietė ir ten pagal drum and bassą. Va tos pačius tekstai, kurie dabar tokio kaip ir normalaus tradicinio hip-hopo daugiau, variau per drum and bassą. Bet tai kažkaip tai irgi, nežinau, kažkaip tai mes galų gale nuo drum and bassą nuėjom iki to, ką mes darom dabar, bet to, ką mes darom dabar, aš irgi negaliu pavadinti, pavyzdžiui, hip-hopų ir savę negaliu pavadinti MC. Tai kad mes čia gal forma, mūsų ta hip-hopas tapo ta forma, į kurią mes kažkaip tai įsipaišot kažkaip. Jo, va taip, nes dainuot aš ir nemoku ir apskritai apie save galvoju, kad ir klausos neturiu. O tą ritmo jausmą gal ir turiu, nes ir dėl to... Kol kas kurti iš tikrųjų sekasi puikiai ir galima sakyti, jeigu ir tos klausos nėra, tačiau ritmika ir galbūt vis tiek turėjimas ką pasakyti savo galvoje irgi vienas yra iš svarbių dalykų. Tačiau ne ką mažesnis ir svarbesnis dalykas yra muzika ir muzikinė visą dalį kūrė Sanė. Sanė, ar tau, sako, kad pirmi gabalai buvo drum and bassiniai. Ar iki to drum and basso buvo dar kažkas, kaip ir Viktorui, pankrokas ir panašiai, ar kažkas daugiau? Kas liečia manęs, tai buvo labai daug. Ten pradedant nuo 90-ųjų, bet čia ilga istorija, tai net neįdomu. Žodžiu, galite klausyti įsivaizduoti, kad vis dėlto mes, žmonės sėdintys čia studijoje yra iš tikrųjų daugmaž mūsų kartos, jeigu man dabar yra 35 metai, tai jie yra daugmaž tos kartos, iš kurios aš galbūt kilęs ir man iš tikrųjų žiauriai smagu, Viktoras papasakojo, kad viskas prasidėjo nuo būtent to pankroko, jeigu galima sakyti, pirmieji dalykai, tai sindikatų yra iš tikrųjų lygiai taip pat, iš tikrųjų, tai smagiai. O kas liečia tave, Sanė, vis dėlto pats kūrimas, kad žmonės įsivaizduotų, dabar mes turime, mes ten gali prasidžius programą, ten nesunkiai viskas susikarpyti, susidėlioti. Kokia buvo tavo pradžia kūrybos, nuo ko pradėjai kurti pačią muziką? Atradai save toje muzikoje? Jeigu įdomu, tai viskas prasidėjo nuo pankroko, nuo pankrokinių grupių, ten nuo būgnų panašiai. Kažkokių tai momentų... Ritminė buvo pusė, ne?
Jo, kažkokiu tai momentu užsinorėjo kurti pačiam. Tai vat jeigu įdomu, net galiu pasakyti, nuo ko buvo pradėta. Buvo pradėta nuo, man atrodo, net toks ten belorusiškos ten ryto mašinos ten lėlė, man atrodo. Aha. Nuo 2 sintezatorių, vienas buvo kažkoks tai rusiškas, kitas buvo kažkoks tai, man atrodo, čekiškas. Ir nuo 2 juostinių elfo magnetofono. Aš manau, žino. Mes tai žinom. Kas tai, jūs tikrai žinot. Mes tikrai žinom. Tai vat buvo pačia pradžia, tai dar jokių nebuvo ten nei pozityvų, nei deficitų, ten nieko. Nu ir pabiški, išaugo iki to, ko aš užsiminėjau dabar. Kaip dabar tavo atrodo, galbūt studija, jeigu anksčiau buvo elfas ir tas baltarusiškas tas ritmo mašina, tai kaip dabar vis dėlto, kam teiki pirmenybę savo kūrybą? Ta prasme... Tai jo, tarkim, jeigu tu ateini, ar namie, ar studija kažkur dirbi, vis tiek yra tam tikras aparatas, kuris tau yra, arčiau širdies. Tarkim, jeigu tada buvo magnetofonas, galbūt dabar kompiuteris ar kažkas. Tada nebuvo kitų galimybių, aš su mielu noriu tada dirbčiau ten su Atari panašiai, bet nebuvo ten jokių čia, buvo viskas sudaryta, niekas nieko neturėjo, ten gal koks nors ten Kenevičius turėjo ten 8 kanalų ten juostinį magnetofoną. Jo, viskas ten vienintelis Lietuvoje. Dabar, aišku, viską, ko man reikia, aš turiu ir manau, kaip buvo sakyta, ten galima dabar pasisiųsti programėlį, ten nusipirkti geležį, tai viskas, aišku, yra. Kas liečia, kas prie širdies tas, kas skamba ir kas duoda, rezultatą to, kurio noriu pasiekti, to ar kitų momentų. Aš nepasakosiu, ką aš ten... Viskas sakei, tau vis tiek tenka būti, kaip sakant, čia Lietuvoje, o tavo kolega keliauja po pasaulį ir tiesiog iš tenai siunčia visus savo įdomius dalykus. Iš tikrųjų, aš norėjau dabar pagroti gabalą, bet kadangi po visą šitą pasakomis, aš nežinau, ar labai tiks iš tikrųjų čia apie depresiją. Tiks, būtent šitas tiks, jis kaip tik iš tų, kurie buvo... Labai seniai, iš pirmų. Labai seniai iš tų, kada kaip tik... Tinka. Gerai, tai paklausome šiek tiek kūrybos ir grįšim už poros kūrinių dar pašnekėti apie pačią grupę, nes mane žiauriai suintrigavo tas visas kūrybos procesas, o žinant ir matant, kad tikrai tai jau yra netgi kelių kartų žmonės visi priėmė į save kelių kartų muziką, dabar daro būtent tai, ką jūs ir girdėsite. Tai Deficit Pozityva ir jų kūrinys Depre ir mes grįšim iškart lygiai už 2 kūrinių. В моем мозгу поселились чужие голоса. Они кричат на перебой, стоит мне закрыть глаза, как начинается драка в больной голове. О Господи, помилуй, помоги же мне. Меня трясет холодный пот, я спотыкаюсь, но иду. По сторонам шатаюсь, засыпая на ходу. Запутались мысли в колючий клубок. Удары молота в висках, не чувствую ног. Сжимаются ладони, до боли в кулаки. Я задыхаюсь, погребенный под лавиной тоски. Реальность затянулась, как удавка на шее. Начинаю забывать, во что же я верю. И верю ли вообще еще во что-нибудь? Где цели, перспективы, куда ведут мой путь? Во мне смешалось все, я растворился в пустоте. И даже злости нет, не говоря уж о мечте. Я потерял ориентиры, утратил покой. Я даже не уверен, кто же я вообще такой. Меня несет течением и смысла в жизни нет. На этом я, пожалуй, закончу куплет. Мы бьем по Европе словами стрелами. Мы не говорим о хип-хопе, мы его делаем. Мы бьем по Европе словами стрелами. Мы не говорим о хип-хопе, мы его делаем. Мы бьем по Европе словами стрелами. Мы не говорим о хип-хопе, мы его делаем. Мы бьем по Европе словами стрелами. Мы не говорим о хип-хопе, мы его делаем. Строки ровно положены на правильные биты. Ставки сделаны, ребята, да. Теперь мы квиты, жирный бас качает. Микрофон в моей руке, я продолжаю свою тему на родном языке. Огни большого города подмигивают мне. Ты хочешь мира? Готовься к войне. Прохожие с улыбкой смотрят на меня. И я иду не парясь, начитанный я. В моей башке нет мозга, только диги-диги-дым. Я слишком стар, чтоб умереть молодым. В моей башке нет мозга, только диги-диги-дым. Я слишком стар, чтоб умереть молодым. Мы бьем по Европе словами стрелами. Мы не говорим о хип-хопе, мы его делаем. Мы бьем по Европе словами стрелами. Мы не говорим о хип-хопе, мы его делаем. Мы бьем по Европе словами стрелами.
now, but still move. And we'll rock forever, 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 ever, forever, ever. Grįžtam į radijo eterį ir mes čia Gatvės lygoje turime šiandieną svečių. Jie yra grupė Deficit Pozityva, kurie praėjusiais metais pakankamai stipriai buvo, kaip sakant, įsisiautė mūsų topę ir šiandieną mes pagaliau galime juos pakalbinti, nes jeigu prieš tai klausėte, tai galėt supras, kad vienas iš narių, pats reperis V, jisai keliauja po pasaulį ir galbūt yra tas jų procesas visas pakankamai sunkus, dirbant kartu su beatmakeriu Sanja. Ir, pratęsiant mūsų pokalbį, jums taip kurti jau tenka kurį laiką. Tau, sakai, Viktorai, buvai tiek Airijai, tiek dabar Kiprė ir panašiai. Bet jums vis tiek jau gavosi sukurti netgi visą albumą, ar aš teisus, ar ne? Taip, pavyko, galų gale pavyko išleisti mūsų tą albumą, iki kurio išleidimo iš tikrųjų buvo keli metai, kada man atrodydavo, kad jau va dabar po savaitės, jau va dabar po mėnesio, ir va taip kažkaip tai vis tiek. Pas abu du, pas mus su Sanja labai aukšta yra užkelta kartelė? Jo, kartelė savo reikalavimus savo. Aš niekada nebūnu patenkintas to, ko aš darau savo. Tai ne tu vienas. Ar ten hip-hopas, repas, kūryba, žongliravimas, ugnis, būgnai, masažas, taro kortos. Viską, ko aš užsiemu, aš savimi labai būnu retai patenkintas. Savikritiškas labai. Jo, ir pas Sanį irgi yra tas pats brožas. Ir kartais mes jau prieidavom, leidžiam. Ir Sanė sako, šitą žodį negalima eterį. Ir kitą irgi. Sako Sanė tokius žodžius, kad supranti, reikia dar ir pats supranti. Ir tas skubėjimas iš mano pusės. Čia pamoka viso gyvenimo. Mokytis to, kad reikia kartais palaukti. Kada donai padaryta tešla, jį reikia įmesti į krosnį, jį ten turi pabūti tam tikrą laiką, kad gautųsi dona. Galų gale. Bet kalbant apie patį albumą, tai aš iš tikrųjų prisipažinsiu, nes jisai, galima sakyti, taip praskrido pro mane, man nepastebėjus. Jeigu galima plačiau apie patį išleidimą, kur ir kaip jisai pasirodė, kad žmonės, tarkim, galbūt jie dar gali įsigyti ar gali paklausyti. Kokia dabar yra situacija su juo? Jo negalima įsigyti, nes viską padaro underground, patys, visišką kartais būdavo taip, kad aš užsidirbdavau kažkokius tai pinigus ir mes mokėjom už studiją, mes praleidavom studijai kažkokį tai laiką, užrašydavom vokalus, Saniai irgi pačiam kūrybai irgi reikėjo studijos. Tai buvo, po to buvo, kad paprasčiausiai jis ir dar būtų toj stadijoje, kada vos dabar jau pasirodys, bet pas mane gimė mano mylima žmona tapo nešia ir aš supratau, mes žinojom gimimo dieną dukrytės ir aš pasakiau Saniai, čia dabar yra paskutinė ta diena, gruodžio 10 diena, kada mes viską išleidžiam. Jeigu ir viskas. O mano švogeris Liocha, jam irgi respektas, nes jis dabar gal girdi Ispanijoje, ten Gibraltarė. Jis sukūrė albumo viršūnę ir viršelį. Jo, ir viskas galų gale mes tai išleidom. Ir aišku, dabar klausydamas to pačio albumą, aš suprantu, kaip ir pasakoju, kad kartelė vis tiek, kad norisi geriau, bet jau viskas. Kada tai buvo, sakyk? Gruodžio 10 dieną, gruodžio. Jo. Tas bus ar praėjusio? Tai čia praeitų metų gruodžio 10. Jo, ir mes niekur jį nepardavinėjom, paprasčiausiai išmetėm iš karto į SoundCloudą, į YouTube'ą, į kažkokius tai dar resursus, kur galima į paprasčiausiai atsiųsti. Dabar kiekvienas gali savo SoundCloud'e be tarpo surinkti Deficit Pozityvą ir jis gali klausyti ir atsiųsti savo kaip ir visą albumą, tai ir dainelės po vieną ir ten, jeigu paieškoti, yra ir kitų kažkokių tai ten senų eksperimentų, tokių, kurie neįėjo. Bet visą albumą nesunkiai rasi SoundCloud'e. Visiškai. O, sakyk, prašau, man žiauriai įdomu, iš tikrųjų jūs esate iš tos kartos, kai vis dėlto tas fizinis pavydalas albumo, jis yra, ganėtinai svarbus atlikėjai. Tarkim, mes su sindikatu dabar turim nemažai įvairiausių diskusijų, kaip ir koks kūrinys turi atsirasti albume, galbūt kurioje vietoje, ar jis iš vis ten turi būti. Jūsų atžvilgiu, tau, Viktorai, jeigu
tu išleidai albumą, nu, tu vis dėlto, tu nori, kad jis būtų kompaktė, kad jis būtų pasiekiamas ne tik internetu šiuo atveju. Kaip yra su jūsų albumo, ar jis yra iškeptas ant kompakto, ar tas, galbūt, arba yra pagamintas viršelis? Viršelis yra. Bet viskas yra internete. Ar? Jo, jį irgi galima. Jeigu kam, pavyzdžiui, norisi turėti fizinio kompakto, jis gali savo atsiųsti, išrašyti kompaktą, atspausdinti viršelį, atnešti man, Saniai, mes pasirašysim, bus įskaityta, kad čia autorinis. Sanė, o man įdomi tavo nuomonė, kaip tu pats jautiesi šiuo atveju? Na, jūs muzikai visiškai esate seniai ir jūs esate tiek muzikos gerbėjai, tiek kūrėjai. Nu, vat, yra, bent jau aš taip išvilgiu jūsų grupėje tokį vaizdą. Ir kaip tau atrodo kompaktas, nu, ten kasetė šiuo atveju irgi galėtų būti, bet kaip tu pats jauties, ar tau svarbu, kad tai būtų išleista ir atspausdinta? Nu, iš tikrųjų, tai manau, kad ne, nes pagal mane tai dabar toks laikas skaitmeninis, taip sakysim, distribucijos ir panašiai, ir mažai žmonės tos kompaktus ten perka, nu, čia iš vienos pusės, o iš kitos man tai visiškai dzin, iš tikrųjų, tai bus kompaktas, tai bus kažkoks tai web releasas ir panašiai. Kad pajusti, nu, jeigu aš pats jį darau, nu, tai aš, patikėkite, jau pajaučiau visą. Ir iš tikrųjų aš turiu iškeptą diską, master diską, kurį galima šiaip siūsti bet kurį leidyklą ir jinai spausdins. Nu, ta prasme, tikras masteris. Mintis profesionaliai. Jo, jisai egzistuoja. Nu, Viktorui gal padarysiu. Iškeps ir pasirašysi dabar. O gerai, kalbant, jeigu apie pačią albumą išėjimą, ir vat Viktoras sako, na, į albumą tikrai sudėta tikrai nemažai darbo, bet vis tiek, kadangi kartelė yra aukšta, na, tas, nu, nėra galbūt pasitenkinimo. Kaip tau yra, ar tu, tarkim, jau vat išleidęs albumą, jau tu žinai, ką tu toliau nori kurti, ar ta kartelė vis dėlto tau duoda naują kažkokią postumį dirbti, ar albumas naujo išleidimas tiesiog toks etapas praėjęs ir dabar darysi kažką naujo. Kaip tau dabar yra su kūryba? Nu, vat yra padarytas albumas, darbas yra padarytas. Kas toliau? Būtent su šito kolektyvo kūryba, nu dabar viskas priklauso nuo Viktoro, nes, nu, bus naujų tekstų, bus naujos kūrybos. Pas mane šiaip yra nemažai, ta prasme, kūrybų, taip sakysim, savo projektų. Jie juda. Kokie tie projektai, jeigu galim sužinoti? Kokie tai yra projektai? Aš suprantu, čia ne tik labai įvairius. Labai įvairius, aš negaliu pasakyti, ta prasme, nu, aš nenoriu sakyti, su kuriem žmonėm aš dirbu, nes, nu, čia ne reklamos laida, ten panašiai, bet iš tikrųjų labai yra įvairių projektų. Ir apie projektus, bet, nu, okei, supratau, jeigu ką, kaip suprantu, tavo darbas irgi susijęs su to, kad tu dar prisidedi prie kažkieno kitų, kaip sakai. Taip. Ne tik tavo asmeninė kūrybė, bet tavo darbas su kitais žmonėmis. Taip. Viktorai, kaip yra tau dabar, vat, išleidus albumą, tai yra toks, kaip sakant, jau praeitas etapas, ar tu nori ištaisyti klaidas, nu, koks yra tas jausmas tavo kaip savikritiško žmogaus, kuris dabar yra išleidęs albumą? Iš tikrųjų, galim grįžti prie pačio pirmo klausimo, kuris buvo likęs be atsakymo dėl gyvų pasirodymų. Man labai norisi ant scenos ir dėl tų pasirodymų, kurie buvo, iš tikrųjų jų buvo ir Lietuvoje, ir Airijoje, ir Kipre netgi sugebėjau pasirodyti. Ir čia Lietuvoje, dabar pasinaudojęs progą, noriu padėkoti visiems, kurie padarė tos pasirodymus gyvus įmanomai. Tai yra Slavka iš Musė klubo, tai yra Bulkinas iš Musė klubo, čia yra Rema iš Kablio klubo ir gal dabar neatsimenu kiti žmonės, kur koncertavom, Stopkiai dar buvo kažkas, tai jo, visi tie. O Airijoje sugebėjom netgi su Termitu, irgi gal pažįsta klausytojai tokį. Labai netgi gerai pažįsta. Jis kaip tik Vilniuje. Nu gerai, su Termitu ir dar vienu įdomiu labai personažu IT iš Bonus FM, kurie neseniai šildė čia visokius bastas ir taip toliau Rygoje. Mes trysi sugebėjom centriniai Dublino gatvėje O'Connell Street, tokiam geroj tokioj vietoje, Flamingo sukurti gyvą pasirodymą, gavom babkių po 100 eurų į rankas, atbėgo šeimininkas po pasirodymą, sako, hebra, ačiū. Pasirodymų buvo. Ir dabar, aišku, labai norėčiau
kad čia Lietuvoje ar Kiprė kažkur tai pabūti ant scenos ir yra 2 nedadaryti gabalai. Tie gabalai turėjo įeiti į albumą, bet jie yra ne mano tekstai. Vienas yra Dereva Жизни, mano vienas iš apskritai mylimiausių grupių gabalas. Mano viena mėgstamiausių rusų grupė. Okna tas gabalas. Jį išdrįsau kažkaip tai pabandyti atlikti savai. Ir dar vienas roko rusų žvaigždės, tokios bliuzo roko Naumovo Jurijaus gabala Skaska a Karli karalė rock'n'rolla. Čia tokia, tie 2 gabalai kažkur tai. Jūs darote savo variantą šitų gabalų, aš taip suprantu, taip? Visiškai savo, ten to pačio minėto Termito dėka tas Karlas grėsia tapti sunkių, agresyvių reggaetonų, nes iš Termito pasimokiau meilės reggaetonų ir tokiems ritmams. Ir jeigu tie gabalai, jeigu bus padaryti, tai gal tai bus jau žingsnis kažkokio, tai gal tokio, dabar gal fitų norėčiau irgi padaryti su žmonėmis, su kuriais man tai būtų įdomu padaryti, gal jie sutiktų su tų pačiu Termitu, su Krestu iš Prancūzijos, su tų pačių, karočią, yra tokių, bet, visą tai, jeigu žmona leis. Jo, dabar turiu žmoną, dabar turiu vaiką ir jie dabar tikiuosi rado dažnyse, nesuklydo tas dažnys ir klauso tą mūsų eterį, tai žmona, aš tave myliu, jeigu tu leisi, tai tada dar bus ir kažkokiu tai kitų. Bet dabar tas albumas pavadintas Tot samai jedinstvenai nepovtarimai. Tas pats, vienintelis, nepakartojamas. Kol kas jis yra vienintelis ir tik to. Galbūt tolimesniai mūsų, o jeigu daryti kažką, tai dėl muzikos tik su Sanja. Nes patikim viens kitam ir jeigu darysim jau kartu. O iš tikrųjų žiauriai nuoširdžiai, nes aš galiu įsivaizduoti, kad tie, kas klauso galbūt iš jaunimo ir dabar nėra susidūrę su tuo, kad yra šeima, yra tam tikra atsakomybė ir ta muzika, galbūt ta meilė muzikai yra vienokia pas jūs, galbūt galite įsivaizduoti, kad yra dar ir kitaip ir žmonės vis dėlto netgi esantis, kaip sakant, įpareigoti yra vis dėlto gyvenimo rūpintis dar ir kitais žmonėmis, jie dar sugeba ir kurti ir daryti tą muziką, tai aš labai viliuosi, kad netgi irgi Viktoro žmona, žinant tos pomėgius, tikrai leis toliau darbuotis, jo lab, kad vis dėlto šeima yra numeris 1 ir mes tai turime visi, manau, suprasti. Nu jo, nes iš tikrųjų tai klausimas nestovi, ar jį leis ar ne, aišku, kad leis, bet aš turiu padaryti visą kitą tobulai, kad jį tai padarytų su šypsna ir sakytų, aišku, mielasis, dar kitko, sekanti daina, kaip aš jau supratau, bus Načinoj vietė. Ir kaip tik dar mes sugebėjom sukurti videoklipą šios dainos, kaip tik, kuri dabar praskambės mūsų eterį. Ar jau įmanoma pažiūrėti internete? Jo, internete surinkot. Načinoj vietė ir... Jo, tame pačiame YouTube ir žmona sudalyvavo šio klipo filmavime ir mūsų mažytė dukrelė. Ir tas klipas irgi skaitau. Niekada negalvojau apie klipą iki šio pavasario. Iš tikrųjų, kažkaip tai man nebuvo svarbu. Iš tikrųjų, tie albumai, tie klipai, iš tikrųjų, kas mane verčia to užsiimti, tai tas gyvo pasirodymo atsidavimas, kada varai ir gauni iš salės tos irgi energiją tą. Ir kada atsirado ta galimybė, iš tikrųjų, tas psichologinis momentas, kad vos neišsigandau. Iš tikrųjų, jau atvažiavo režisierius, geras irgi iš tų senų laikų, geras draugas, darė ten daug projektų NTV kanalų ir panašiai. Ir galimybė, važiuojam. Ir aš toksai kažkaip, tai gal ne, žmona, kaip tik žmona sako, varyk, pavarėm, 3 dienos filmavimo, 2 dienų montažo, už savaitę padarytas klipas. Žiauriai smagu. O tada trumpai dar, jeigu apžvelgiant visą, rezimuojant mūsų visą pokalbį, tai aš nelabai galiu jūsų grupės pavadinimą susijęti su jumis, nes kol kas, tarkim, iš to visko, ką jūs pasakote, kad vis dėlto to pozityvumo ir to noro galbūt kurti ir daryti yra pilna, bet deficitas ir pozityvo pavadinimas kaip ir neatspindi pačios grupės. Gal aš nelabai suprantu šio pavadinimo? Tame ir esmė, Artūrai, kada visa tai prasidėjo, aš buvau kaip tik, kaip tie tekstai.
agresyvus, nusivylęs gyvenimu, No Future, Destroy, Punks Not Dead. Nu, Punks Not Dead tada jau gal ir praėjo, bet vis tiek. Ir kada pradėjau per Kipišą, ten dar per porą žmonių, kada atėjo į mano gyvenimą pirmas rusų repas, iš tikrųjų per Kipišą ir atėjo. Troleibusį sutikau Kipišą, jis man metė į mano playerį savo kasetę, kad Lavan Klan Kipišas, ir pats išėjo ir aš važiuoju ir suprantu, kad ribetos tą daro ir galvoju, aš tai darau. Aš noriu, aš turiu, bet kažkaip taip buvo toks. Ir, aš iš tikrųjų nelabai žinau, ką čia galima dar pasakyti, kad, suprast, kad kada kažką tai darau tokį, susijęs su kūryba, tai jau... Aš įsivaizduoju, kad kai tuo metu grupė buvo susibūrus, tada ir buvo tas pavadinimas aktualus. Dabar jisai jau... Galbūt per tą laiką iki tų tekstų atsiradimo ir iki to, kada dabar išėjo albumas, aišku, mes tapom jau labiau pozityvus. O buvo ta grupė gyva, Deficit Pozityva, tarp kitko, Привет, Панича, Филя, Елизар, Серж, всем, кто там участвовал. Ir tada buvo mano tas Deficit общения. Ir taip ir norėjau toliau tęsti kaip Deficit общения. Bet supratau, kad pagal viską neištveriu vieno koncerto. Nes kada varau koncertą, tada varau be sustojimo kartais. Ir darau kartais, kaip man atrodo, gal be pauzių, vienas po kito gabalai. Kažkaip tai man atrodo taip ir turi būti, ant vieno įkvėpimo, o supratau, kad neištveriu fiziškai. Ir supratau, kad reikia ieškoti kito žmogaus, kad būtų du MC. Ir atsirado toksai Antuanas. Jis dabar Londone, jeigu girdi, tai привет тебе тоже. Ir su Antuanu, pradėjom kažką tai daryti, o jis Antuan Šelma. Ir jis su savo tokiu nepakartojimu stiliu, su savo flow, kaip sakoma, su savo energija, ir mes galvojom pavadinimą, ir aš sakau, yra Deficit общения, o tu kaip norėtum? Jis sako, aš noriu, kad būtų pozityva. Jis toksai pozityvus. Gal jis ir atnešė iš tikrųjų, dabar sakydamas galvoju, kad gal Antuanas atnešė kaip pozityvą. Ir sugalvojom Deficit Pozityvą. Ir taip buvo su Antuanu bendros kūrybos. Deja, labai gaila, kad neėjo ne vienos vis dėlto su jo dainos į tą albumą. Po to Antuanas išvažiavo ir atsirado Kalianas. Ir su Kalianu mes irgi turėjom pasirodymų gyvų, ir su Antuanu turėjom gyvų pasirodymų. Ir su Kalianas atnešė savo tokios energijos, tokios rimto. Jis reperis. Antuanas nėra reperis. Čia kalbame apie Kalian Brataną. Kalian Bratan в натуре. Jo, respekt себе, bratucha. Kalian yra realni reper. Я себя репером до сих пор не называю. Iki šiol nevadinu save MC reperiu, nes aš esu toks, koks esu. Tai su Kalianu buvo gerai irgi padirbėta, ir su Kalianu kaip tik įėjo gabalas į albumą, ir skambėjo jis Gatvės lygos eterį. Čia kažkaip deficit savo uverенности važiavo. Galbūt. Gerai, tai man belieka iš tikrųjų jums palinkėti daugiau to pozityvumo, ir iš tikrųjų grupės, kurios pas mus čia kartais ateina, galbūt irgi stokoja to pozityvumo ir noro galbūt kurti, dalintis tą muziką. Aš matau, kad ir su tavim mes galėtume tikrai nemažai dar pašnekėti ir pasidalinti visomis jūsų grupės tiek istorijos dalimis, tiek kūrybos proceso reikalais, tačiau mes esam riboti laiku. Kita vertus, mes turime dar vieną jūsų kūrinį, ir tai yra Nochnoi Vecer. Aš noriu dar kartą labai padėkoti, kad jūs atėjote pas mus šiandien laidą, tiek Viktoriui, tiek Sanei, ir nebejoju, kad jūsų gabalas jau nuo šiandienos pasiūlytas į Gatvės lygą, dar tikrai labai ilgai skambės mūsų radijo eteryje. Yra, manau, nemažai žmonių, kurie jūsų klauso ir norėtų linkėjimų, bet to, ką jau perdavėt, manau, galite drąsiai dabar. Jo, linkėjimai, čia bus truputėlį gal ir rusiškai, ir gal, nes žmonės yra ir неaišku. Хочу передать, во-первых, большое спасибо, респект и наилучшие пожелания родителям, учителям, всем родным, близким, сестре, племяннику, брату. Я недавно вообще узнал, что у меня реально есть брат. Тебе, брат, вообще реально респект. Всем с кем посчастливилось на творческой почве сотрудничать. Сержио, рэпер Outlaw с Кипра, с кем сделали совместный тоже трек. Тебе респект из Литвы, с радио. Nuoširdžiausi linkėjimai visiems, kurie mane pažįsta, galbūt myli, galbūt nekenčia, bet tie, kurie yra neabejingi to fakto, kad mano persona egzistuoja, ir perdodu mikrofoną Sanei, kad jis irgi galėtų.
Aš noriu palinkėti, kad kuo daugiau klausytumėt geros muzikos. Nu ir pozityvo mūsų, taip sakysim, nepaprastam gyvenime. Super, tai ačiū Jums dar kartą, kad šiandien atėjote, mes neatsisveikiname, nes šita grupė dar turi ir paruošęs vieną kūrinį gyvam pasirodymui, dėl to dabar mes pagrojame dar porą kūrinių, vienas iš jų tai yra Našina Vėcer, o jau grįšime už poros kūrinių čia kartu su live tiesiai gyva muzika iš Gatvės lygos, iš Zip FM studijos čia pas mus spaudos rūmuose Vilniuje. Ночной ветер прочь унесет тоску, печаль. С тобою мы расстались, да, конечно, мне жаль, но я тебе благодарен за то, что ты побывала в моей жизни, разбудила мечты. Невыносимо тяжело остаться без любимой, но скоро все наладится, жизнь станет красивой. Будут яркими краски, цветными сны, перестанет мучить это ощущение вины. Вины за подлость, за измену, за предательство и страх, за малодушие и трусость и за дрожь в твоих руках. И снова добрый доктор время лечит мои раны, забвенья ищу в дыму марихуаны. Рождаются строки, сплетаясь в стих, и снова я читаю, порыв мой не утих. Что ты мне несешь, теплый ветер моря, радости, печали, огорчения или горе? Что меня ждет? Разложу таро. Молчание, золото, слово серебро. Молчать не хочу, словам цену знаю, как мантры про себя эти строки повторяю. Раз за разом говорю себе, все хорошо, я знаю, тебе нравится, ты хочешь еще. Мы занимаемся делами, спешим, бежим вперед и часто не подозреваем, что в будущем нас ждет. Какие варианты готовит нам судьба, от их обилия у многих отъезжает голова. Голова наизусть помнит цифры, ключи, где замок от ума. Погоди, не кричи, лучше слушай меня, а я плохого не скажу, пока ты будешь забивать. Я таро разложу, вот карты на столе, они рассказывают мне, что за круги на воде и кто там мутит на дне, что враг замышляет и чем поможет друг, и как разорвать этот замкнутый круг. Приятное свидание, она ответит да, тоска, печаль растает, растворится без следа. Большое путешествие, дорога по воде, пророчества сбываются всегда и везде, а в голове переплетаются куплеты разных песен. Но я не повторяюсь, и мир вовсе не тесен, но место есть для всех, нам и вам и нам. Совсем не обязательно идти по головам, пам-пам. Совсем не обязательно идти по головам, пам-пам. Совсем не обязательно идти по головам, пам-пам. Zip FM, Gatvės lyga vyksta iki 12 vakaro ir mes nepaleisime svečių be live pasirodymo, ką mes labiausiai ir mėgstame ir labiausiai vertiname mūsų laidoje svečių pusės. Puikus interviu ir dabar mes jau pasiruošę puikiam live pasirodymui. Priminsiu, šį vakarą pas mus svečiuose grupė Deficit Pozityva ir ką, mes jau pakalbėjome, atrodo, apie viską, dabar beliko paruošti instrumentalą, kuris jau yra paruoštas čia ir MC, nors nedrįsta ir nelabai mėgsta tai būti pristatomas, bet kuriuo atveju mes jau pasiruošę gyvam pasirodymui. Слово раз, слово два, слово три. Думай хорошо и лишь потом говори. Привыкай отвечать за слова. Будут ноги в тепле и голодная голова. Вначале было слово, потом война, в ней никто не победил, но мир сошел с ума. Война продолжается в сердцах и головах. Миром управляют злоба, ненависть и страх. Время раз, время два, время три. Время зря не трать, от зари до зари. Делу время, потехи час. Минуты убегают, дни летят мимо нас. Начиная дело, о Боге не забудь. Энергия молитвы тебе откроет путь. Ровный и светлый, и далеко уйдешь за горизонт, шагая легко. О, тут дефицит позитивных эмоций. Тут дефицит, тут дефицит. Тут дефицит позитивных эмоций. Дефицит позитива, дефицит позитива. Дефицит позитивных эмоций. Тут дефицит, тут дефицит. Тут дефицит позитивных эмоций. Дефицит позитива, дефицит позитива. Рифма раз, рифма два, рифма три. Обернись и вокруг посмотри. Начерти
магический круг. С микрофоном ты, с микрофоном твой друг. Не следи, тебя найдут по следам. Позитив дает силы словам. Эмоции переполняют меня. Я делюсь ими с вами, и сила огня зажигает в моем сердце пожар. Благодарю Бога, да приветствую дар. Так прочитать, так расставить акценты, чтобы гремели аплодисменты. Девичьи глаза ярко сияют, все вместе руки вверх поднимают. Настроение максимум, всем хорошо. Вы хотите двигаться, хотите еще? О, тут дефицит позитивных эмоций. Тут дефицит, тут дегри-дегри дефицит. Тут дефицит позитивных эмоций. Дефицит позитива, дефицит позитива. Дефицит позитивных эмоций. Тут дефицит, йо, да. Тут дегри-дегри дефицит. Тут дефицит позитивных эмоций. Дефицит позитива, дефицит позитива. Эй, йо. Эй, Саня, Овер, Виктор Ви, на студии Godless Liga, 2003 год. Йо, дефицит позитива. Йо, да. Jau, tai buvo pas mus live ir Deficit pozityva grupė visą vakarą viešėjusi pas mus studijoje. Labai smagu matyti ir vasariškai nusiteikusius svečius, atvykusius iš toli ir tik tai vasaros metu, bent jau kalbant apie Vy. O manau, kad sulauksime dar ne kartą svečiuose Deficit pozityva. Šį vakarą dėkojame jiems už eterį ir už interviu ir už gyvą pasirodymą. Dabar liko dar keletas kūrinių, tada mes jau kalbėsime apie lietuvišką Gatvės lygos top 10, o prieš tai dar su Mamane apžvelgsime ir šios savaitgalio renginius, festivalius ir visą tai, kas jūsų laukia artimiausiu metu, kas susijęs su hip-hop kultūra.